Labai džiaugiuosi, kad nuostabusis pirmininkas Paulius perėmė mano valdžią, bet tikrai neatsižadu savo valdžios ir tikiuosi dar man Paulius šiek tiek vadovauti. Ne taip lengva, taip Antanas gali paliudyti. Tai va, ir linkiu stiprybės, ramybės, kai reikės, bet šiaip daugiau stiprybės, o aš dar būsiu šalia, kaip emeritė, veteranė ir šiaip senas žmogus. Aš irgi galiu šalia. Aš šiandien esu ramus, nes tai, kas čia vyko gero, aš tikiu, kad su tokiu žmogum prieš akį vyks ir toliau vis geryn. Gera diena, labai džiugi. Džiaugiuosi, kad sėkmingai pabaigiau savo veiklą. Džiaugiuosi, kad kiti žmonės, kurie atėjo, irgi, manau, bus pakankamai tvirti ir labai gerai vykdys viską, ką čia vyksta. Labai teigiamą įspūdį. Pirmas sakinys. Kodėl teigiamą įspūdį? Todėl, kad žmonės visi pasakė esminius dalykus. Tai yra sąryšis su studentais, socialiniai akademiniai reikalai, ne renginiai, ne kažkas, kas yra nerimta, kaip būdavo anksčiau ir dabar kartais kai kur. Trečias sakinys. Manau, kad komanda yra stipri, yra sąryšis su veteranais, yra žmonės, kurie gali dirbti. Vienas lauke ne karys, aišku, kariaujam ir po vieną, bet tikrai yra žmonių, kurie gali filologijos fakulteto studentams ne vieną sudėtingą akademinį klausimą išspręsti. Žinoma, tai reikia ryžto, bet panašu, kad jo yra. Tai būtų tokie 3 sakiniai. Aš labai laimingas čia sudalyvavęs, visai netikėtai sužinojau 20 minučių prieš prasidedant konferenciją ir staigiai atlėkiau čia. Man labai smagu, kad mes Vilniaus universiteto filologijos fakulteto padalinys yra toks aktyvus ir toks akademiškai rimtas. Tai palinkėsiu toliau sėkmingų darbų ir nepamirškite veteranų. Peace. Kartą buvau labai laiminga ir man kiekvieną kartą iš tikrųjų yra labai smagu, kad ta atstovavimo tradicija yra gaji ir jinai klesti mūsų fakultete ir kad atsiranda žmonių, kuriems tai yra įdomu, kurie nori tai daryti ir daryti tai gerai, kuriems iš tikrųjų rūpi, ką galvoja studentai. Ir vienas pagrindinių tikslų visada einant, kandidatuojant į bet kokius postus, tai yra nešti studentų nuomonę ir aš manau, kad taip einant galim pasiekti daug ir iš tikrųjų turėti labai gražią akademinę bendruomenę. Dėkui. Džiaugiuosi. Viskas? Dėkui. Buvo žiauriai fainai, man patiko gauti gėlių. Ir šiaip konferencija tikrai, mano manimo, jeigu rimtai, tai labai nusisekus. Kandidatai tikrai buvo stiprus ir aš asmeniškai džiaugiuosi tokiu pasirinkimu. Ir šiaip džiaugiuosi filologijos fakulteto studentų atstovybė, konkrečiai Julija, nes manau, kad pirmininkas veda žmonės į priekį ir veda padalinį, bet komanda yra viskas ir vienas žmogus be jos nieko negalėtų padaryti. Tai šaunuoliai jūs visi, kurie dirbat kartu su jie, kurie palaikėt, kurie padarėt viską, kad pakiltų. Net nebuvot ir nusileidę, bet tiesiog žengti žingsnelį į priekį. Tai linkiu žengti žingsnelį į priekį dar ir šiais metais, ir ne vieną, ir kelias, ir taip toliau. Ir bendraukit su teisininkais, nes irgi fainai. Dėkui labai. Pirmas sakinys. Šiandien labai graži diena, sakyčiau, tokia simboliška. Antras sakinys. Labai džiaugiuosi. Trečias sakinys. Tai iš tikrųjų aš dar nesuvokiu, kas vyko. Ta prasme, ne tai, kad nesuvokiu. Šiandien reikia švęsti. Šiandien švęsti.